pridėję ranką prie krūtinės, pasakykite, prašau, jūs supratote, prieš ką protestavo kultūrininkai? Na, va, 2 sakiniais trumpai ir aiškiai galėtumėte atsakyti. Aišku, jūs mane galite pasiūsti atsidaryti kultūrininkų peticiją, kuri surinko jau bemaž 100 000 parašų. Va tenai ir perskaityt formuluotę. Ir iš karto pasidarys viskas aiškiau. Eja, tikrai? Taip manot? Skaitom. Lietuvos kultūros bendruomenės peticija prieš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos politinį išmainymą. Po tokios formuluotės, tiesą sakant, pakibau. Peticiją nunešiau pasirašyti savo sūnui. Jis perskaitė, dabar kabom abu. O ką jeigu mes esam per daug prasti, nuo žagrės atitrūkę, nuo kultūros atsilūpę žmogeliai ir tiesiog nepasiekėm tos gilios protestų minties slėpinių ir paslėpsnių. Todėl aš įsijungiau LRT tiesioginės transliacijas iš streikų ir protestų akcijų. Ir labai tikėjausi, kad man pagaliau patys kultūrininkai savais žodžiais paaiškins, prieš ką, už ką, su kuo, už kiek, jie protestuoja. Taigi žurnalistinis tyrimas, kodėl protestavo kultūrininkai. Taip pat koncertmeisteris Dovydas Baltrimavičius. Na štai, puikus laimikis, tikras koncertmeisteris, žmogus su išsilavinimu ir kultūros atstovas. Atsakysi klausimą, kas jį paskatino dalyvauti šiame streike. Klausom. Paskatino dalyvauti šiame streike. Na, tikriausiai visas kultūrinės, šiaip bendruomenės ir lauko susivienijimas. Ir mes irgi taip pat dalyvavom ir kitose iniciatyvose ir pamanėm, kad mums tai yra svarbu ir norim parodyti, kad kultūros laukas yra daug didesnis. Tai nėra vien kultūros darbuotojai, vien mūsų chore dainuoja gydytojai, teisininkai, mokytojai ir visų kitų sričių žmonės. Kultūra liečia kiekvieną žmogų ir mes norim tai aiškiai parodyti. Oi, viskas čia kaip ir aišku, kultūros laukas skirtas ne tik kultūros darbuotojams, čia ir gydytojai, ir teisiniai. Su visko sutinkam, neprieštarauja. Bet jūs neatsakėt, gerbiamas Donatai, į klausimą. Dėl ko streikuojate? Kas paskatino jūs šitą lietingą sekmadienio dieną išeiti į gatvę? Ir kokia didžiausia kultūros lauko problema? Na, tikriausiai veiksmas vienas iš žalingiausių šiandieninės valdžios yra tos valdžios kaip ir aiškus nebuvimas. Mes kultūros ministro neturim net iki šiol. Čia jūs rimtai? Palaukit, čia jūs rimtai? Atsiprašant, savaitę kultūrininkai po gatves ir eterius tūsinosi reikalaudami išversti kultūros ministrą iš jo posto, kai šis pagaliau pats atsistatydino, o toks koncertmeisteris Donatas tiesioginiame etery verkia, kad nėra valdžios? Mes kultūros ministro neturim net iki šiol. Aišku, ačiū Dievui, gal kad dabar turim pasirinkimą į laisvą vietą, bet... Tai vis tik ačiū Dievui, kad nėra valdžios ir laisva vieta. Tai gal to apsispręsk? Bet didelė problema yra ta, kad... O, pagaliau dabar jau tikrai išgirsime tikrąją streiko priežastį. Bet didelė problema yra ta, kad, vien kiek ir girdim iš valdančiosios koalicijos vienos iš partijų, kuriai priklausys dabar kultūros ministerija, lyderio retorikos, Taip, nagi pajudėjom pagaliau. Koncertmeisteriui Donatai nepatinka Žemaitaitis, jo retorika. Kas blogai su Žemaitaičio retorika? Tai nėra žmogus, kuris turi politinę kryptį, kas yra labai svarbu ypač kultūros laukui. Jums nepasigirdo. Koncertmeisteris Donatas pasakė, kad politinė kryptis yra ypač svarbi kultūros laukui. Tai nėra žmogus, kuris turi politinę kryptį, kas yra labai svarbu ypač kultūros laukui. O taip išeina, kad kultūros žmonės, menininkai yra kaip akli kačiukai. Kol jiems nenurodai politinės krypties, tol jie negali nei piešti, nei groti, nei dainuoti, nei šokti, nei vaidinti. Duokit jiems politinę kryptį ir jie tada sužibės. Donatai, kaip tau Šiaurės Korėja? Tai nėra žmogus, kuris turi politinę kryptį, kas yra labai svarbu ypač kultūros laukui. Genialu.
Gerai, leidžiam koncertmeisteriui Donatui pabaigti savo mintį. Gal paaiškins, dėl ko ir prieš ką jisai streikuoja. Tai mes girdim tokį konformizmą, atsigręžimą į molbertus garažuose, į liaudės kūrybą, kuri mums be galo svarbi, bet jeigu mes atsisakysime profesionaliosios kultūros, tai yra menininkų, kurie kalba apie šiandieną, apie šiandienos problemas, mes kažkaip artėjame prie to šūkio, nežinau, kad menas kultūra priklauso liaudžiai, kas nelabai tinka, manau, šioms dienoms. Na štai, kultūra ir menas neturėtų priklausyti liaudžiai. Štai taip reziumuoja kultūros ir meno atstovas, koncertmeisteris Donatas, kuris dar prieš kelias minutės džiaugiasi, jog kultūros laukas yra be galo platus ir jam priklauso gydytojai, teisininkai. Kultūra liečia kiekvieną žmogų ir mes norim tai aiškiai parodyti. Mes kažkaip artėjame prie to šūkio, nežinau, kad menas kultūra priklauso liaudžiai, kas nelabai tinka, manau, šioms dienoms. Ar atkreipėte dėmesį, kaip įdomiai įsikibusi žurnalistė laiko savo mikrofoną? Aišku, čia būtų galima netgi nešvankiai pajuokauti, bet kadangi čia kultūringa laida apie kultūros ir meno žmonės, mes to nedarysime, o tęsime savo tyrimą toliau, nes taip kol kas ir neįsiaiškinom, prieš ką jie streikuoja. Mes išsiuntėme kvietimus atsiųsti mums visai bendruomeniai, iš tikrųjų ne tik kultūros bendruomeniai, visos Lietuvos piliečiams sveikinimus šiandienos proga. Štai dar viena parelė tiesioginėme LRT eteryje protestuoja, streikuoja, kuruoja protestus, juos demonstruodami mums, žiūrovams iš visų Lietuvos pakampių. Kur kitur, jeigu ne čia, pagaliau paaiškės, kodėl protestuotojai su transparantais išėjo lietingą sekmadienio dieną. Šiandien, kai mes iš tikrųjų kovojame prieš blogį. Taip, prieš baimę, nes tai yra kažkuria prasme savo drąsa. Matot, viena protestuoja prieš blogį, kitas protestuoja prieš baimę. Vienintelė baimė, kurią turiu aš, tai kad taip ir neįsiaiškinsiu protesto tikslo. Ir mes jungiamės su pirmaisiais pašnekovais, pirmąją Teletilto transliaciją. Sveiki, klounai! Mano baimė gauna pagreitį. Sveika Lietuva, mes su jumis sveikinamės iš Tarptautinio Vilniaus oro uosto. Tarptautinis Vilniaus uostas yra nuostabiai kreatyvi lokacija išreikšti savo protesto žinutę, kuri yra kokia? Sveikiname visi. Esame profesionali klounų partija, kadangi pamatė, kad valdžioje vyksta visiški cirkai, nusprendėme, kad atėjo laikas išnaudoti ir savo kompetencijas ir mes nusprendėme suburti partiją ir ateiti į valdžią. Kaip originalu, meniška, preciziškai skoninga, subtilu. Nuostabu, sveikiname jūs, klounai. Pristatykite visiems, kur jūs esate. Ką tik viena klounė pasakė, kad yra tarptautinė Vilniaus oro uoste. O kita klounė eteryje rėkia, kur jūs esate. Čia LRT draugai. Čia už mūsų milijonus eteris duodamas visiems, net ir klausos ar kokias kitas negalės turintiems žmonėms. Pasidžiaukim. Mamai, yra kažkas numatyta kultūrai. Profesionalių klounų partija! Valio klounams, ačiū! Taip, po 3 metų tikrai galėsite balsuoti už klounų partiją, manau, jie nušluos Lietuvą. Nušluokim Lietuvą. Ura, tavarši. LRT studija tiesiog prašosi būti nušluojama, bet čia jau jokie klounai nepadės. Pažiūrėkime dar vieną protestuotojų prieš blogį, prieš baimę, už kultūrą, tiesioginį reportažą iš streiko akcijos. Ar turime ryšį su Rigeto galerija? Sveiki, mus girdit? Taip. Tai labai malonu, sveiki. Ne, jums nepasirodė. Šita kultūringa moteriškė, kuri niekas nesuabejos, kad yra be galo pasišventusi, mylinti kultūrą, dėl jos kovojanti, nemato jokio reikalo koncerto metu išeiti iš auditorijos ir parodyti pagarbą
tiek koncerto klausantiems, tiek atlikėjai. Vat apie kokius kultūrininkus mes čia kalbam. Štai mūsų visa bendruomenė, kuri šiuo metu klausosi Čiurlionio kūrinių, susirinko bendruomenė iš Garliavos, iš Kauno, iš skirtingų sričių. Tai yra ne tik kultūrininkai, tai yra ir verslininkai, ir tiesiog, šiandien mes jau galime paprasti žmonės. Akivaizdžiai matome, kad ši moteriškė neprotestuoja už kultūrą, o tiesiog chuliganiškai sabotuoja vieną iš kultūros renginių. Alio, ar mus girdi kamajai? Labą dieną. Sveikas, Artūrai. Labas. Kaip tavo diena? Na, puikiai, nepaisant to, kad truputį lietus ką tik prasidėjo, bet va girdžiu skambant Kamajų aikštėj Čiurlionio jūrą ir gera, daug žmonių labai. Taip. Išties, labai daug žmonių, o tiek nesu mačius. Paklausti, koks jausmas Majuose, kiek žmonių palaiko kultūros protesto akciją? Ne, jau skubiai skelbiu akciją, prašau, susimeskim šitai blondiniai ant klausos aparato. Nu, vat ką tik žmogus pasakė, labai daug žmonių. Sunku pasakyti, kiek palaiko, yra plakatų matome. Matot, Kamajai tokia ypatinga vieta turbūt šiuo aktualiu klausimu, nes buvęs, taip vadint, kultūros ministras, tai buvo jo rinkimo plotai, kuris buvo išrinktas į Seimą. Tai... O, ir naujieną sužinau, pasirodo, eks-kultūros ministras Kamajuose buvo išrinktas į Seimą. Įdomu, jis tai žino? Matot, Kamajai tokia ypatinga vieta turbūt šiuo aktualiu klausimu, nes buvęs, taip vadint, kultūros ministras, tai buvo jo rinkimo plotai, kuris buvo išrinktas į Seimą, tai daug žmonių labai reagavo į tai ir, kaip ir vakar sakė, buvo ir gana gėda daugam. Ne, nu gal aš kažką praleidau, gal nesužiūrėjau. Nuėjau į Wikipediją ir žiūrėkite, kokią informaciją radau. Pasirodo, buvęs kultūros ministras, jis joks ne Seimo narys, bet 14 metų priklausė prieš tai liberalų partijai. Tai jūs norit pasakyti, žmogus 14 metų prasitūsino liberalų partijai ir taip jam niekas nesugebėjo išaiškinti, kieno Krymas? Ką čmilyte? Nu, bet čia vėl nukrypama temos. Nugi mūsų pagrindinė užduotis išsiaiškinti, už ką ir prieš ką protestavo kultūrininkai. Tai tik noriu pasakyti, kad beprotiškai didžiuojuosi savo miestu, kuris drąsiai nusprendė prisijungti prie šitos kultūros bendruomenės streiko akcijos, kad buvo drąsu parašyti, drąsu pasiūlyti savo kūrinius ne tik man, bet tikiu, kad ir daugumai kūrėjų. Nu, va čia, kaip pagalvoju, iš tikrųjų drąsu. Va, kai menininkas, kai kūrėjas viešai pristato savo kūrinius, čia netgi didvyrišką sakyčiau. Kaip tik šiuo metu animacinį filmą BFF Turbo nuotykių maratoną žiūri mažiausių Molėtų gyventojai. Kaip BFF Turbo nuotykių... Įdomu, vaikučiai, kurie sekmadienį ryte žiūrėjo animacinį filmuką, žinojo, kad dalyvauja šitam BioTurbo kultūriniai triznoj, atsiprašau, protesto akcijai. Gerai, žiūrim toliau. Vėliau rodysime trumpametražį filmą Reminiscence. Taip pat 13 valandą Molėtų viešoji biblioteka kviečia į Andželikos Laužikinės paskaitą apie tarpukario desertus ir šeimininkių kursus. Na, o dieną vainikuos Živilės Mačiulytės 2 dokumentiniai filmai. Tai tikrai labai plati programa visiems skoniams, visiems poreikiams ir įvairioms auditorijoms. Turėkite omeny visi, kas šiandien, rytoj, gal net poryt eisite į kino teatrą arba tiesiog namie ant sofkutės įsijungsite filmą. Jūs dalyvaujate kultūros protesto akcijoje. Oi. Kaip gera girdėti, kad Molėtuose tiek daug visko vyksta. Sveikiname protestuojančius Molėtuose, nuostabu, kad įtraukėte ir mažuosius žiūrovus. Be komentarų. Spėju, kad jums nepaaiškėjo tikroji kultūrininkų protesto priežastis. O norite, aš jums ją paaiškinsiu per kelias minutės?
Kokį pavojų kelia demokratinėms vertybėms politinė jėga siekianti užvaldyti kultūrą ir žiniasklaidą? O kalbant apie kultūrą, ir čia reikia nepamiršti, kad ne tik kultūra, bet ir žiniasklaida, mes jau girdim partijos pirmininko pažadus susidoroti su nepatinkančiais, keisti žiniasklaidos finansavimą. Taip. Volia, visus šitos menininkus, kultūrininkus, propagandos magnatai, kaip kokius petruškas užsimovė ant savo gauruotų rankų ir atpiarino pro visus galus dėl savo interesų. Nepaslapti, žmonės žiniasklaida nebepasitikė ir netiki. Ir jeigu tie propagandistai, save kažkodėl vadinantys žurnalistais, išeitų protestuoti prieš politinę jėgą, kuri, kaip pavyzdžiui, tas pats Žemaitaitis kalba, kad ir apie LRT auditą, tai žmonės palaikys auditorius, o ne protestuotojus, suprantat? Tai va, štai ką padarė žiniasklaidos atstovai. Per 6 dienas mes pamatom, kad tie, kas išeina protestuoti prieš šitą jėgą, gauna skambučius iš rusiškų numerių Kaune į gąsdinančius ir grasinančius, kaip jūs drįstate. Viskas, ko jums reikia, tai laisvos, neaudituojamos, gerai apmokamos platformos savo pasakėlėms iš Rusijos skelbti. Rusiški numeriai iš Kauno. Čia reikia sugalvoti tokį dalyką. Per 6 dienas mes pamatom, kad yra absoliutus melas skleidžiamas į viešumą. Taigi, gerbiami kultūrininkai, jūs labai smagiai atšokot, atidainavot už propagandistų, save dar vadinačiai žurnalistais, kailiukus. Jūs taip ir nesugebėjot paaiškinti, netgi savo, prieš ką jūs protestuojate. O žinote kodėl? Todėl, kad jums niekas iš tikrųjų negresia. Jūs ką turite omeny šitą 14 metų tarp liberastų sėdinti ignotuką? Nejuokinkit. Geriau šono, mano laidoje iš šono pasižiūrėkite į save, į savo lygį. Jums niekas negresia ne todėl, kad yra grėsmė iš šono, todėl, kad jūs patys jau degradavote ir pasiekėte dugną. Pradedant kažkokiais klaunais tripaliojančiais, baigiant moteriškiam koncerto metu, duodančią interviu. Aš manau, kad žmogui daug sunkiau susigaudyti tam lauke ir mes prarandam bet kokį tikėjimą. Sveikinu, kad pagaliau sužinojote tikrąją priežastį, dėl ko jūs stypot ir šalot lietuje tą sekmadienį ir kitas dienas. Sveikinu prostitutus, jums beveik pavyko. Sakau beveik, nes čia priėjo Milda Bartašiūnaitė, kaip visada ir sudėjo taškus ant I. Ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad remiate, ačiū, kad esate. Kartu su Ainiu Petkumi jūsų labai lauksime spalio 18 dieną Kaune ir spalio 19 dieną Klaipėdoje. Pabūsim, susipažinsim, pakalbėsim, neprotestuosim. Tiesiog yra dalykų, kurių negalima kalbėti į eterį. Dar kartą dėkoju. Iki kito susitikimo.